Sveiki visi formulių mėgėjai, šį kartą susitinkame Didžiojoje Britanijoje, tai 9-asis SRW čempionato etapas. Kaip ir kiekvieną kartą prieš lenktynes, taip ir šį kartą metas apžvelgti kvalifikacijos rezultatus. Pole poziciją iškovoja Hubertas Šimkūnas ir Ferrari, antras stovi jo komandos draugas Linas Norvaišas, trečias Modestas Paulauskas iš Red Bull, ketvirtas Valentas Tyla ir Mercedes, penktas Arnoldas Aukštikalnis iš Renault, šeštas Andrius Ridikas ir Virgin, septintas Aurimas Kupčiūnas su Toro Rosso, aštuntas Mindaugas Novakas iš Williams, devintas Lukas Pocius su Sauber, 10 Mantvydas Riauka iš McLaren ir 11 lenktynės pradės Edgaras Čepolionis su Sauber bolidu. Na ir lenktynių startas, pilotai jau įsirikiavę savo startinėse vietose po apšilimo rato. Bolidai pajuda į lenktynes, Valentas Tyla vieną poziciją pakyla aukštyn aplenkdamas Modestą Paulauską dar iki pirmo posūkio. Kiti pilotai tiek priekyje, tiek ir gale startuoja labai tvarkingai, be jokių incidentų. Nors pirmajame posūkyje neįvyko jokių incidentų, štai po poros posūkių mes jau turime pirmą nelaimėlį. Tai Mantvydas Riauka su McLaren bolidu išlėkė iš trasos ir nusirata rikiuotė į patį galą. Iš kitos kameros pažiūrėkime, kas įvyko Mantvydui. Aurimas Kupčiūnas nepastebėjo Mantvydo bei sukdamas į posūkį atsitrenkė į Mantvydo bolidą. Po starto viena pozicija aukštyn pakilęs Valentas Tyla domėsi dar dviejom iš karto. Štai tiesiojoje bando naudotis oro maišu ir lenkti net abu Ferrarius važiuojančius priekyje. Iki pat posūkio jam tai puikiai pavyksta ir Valentas Tyla jau priekį. Modestas Paulauskas, kaip ir Valentas Tyla, bando lenkti abu Ferrarius iš karto posūkyje. Tačiau Linas Norvaišas sukryžiuoja trajektorijas ir atsiema savo poziciją. Modestui pavyksta aplenkti tik tais Hubertą. Tiesiojoje Linas prisijėda Valentą, bando jį lenkti, šiek tiek stukteli į Valento bolidą ir jis įslysta iš idealios trajektorijos. Tačiau Linas sąžiningas ir bando praleisti Valentą į priekį. O čia pat ir Modestas Paulauskas, kuris bando naudotis šią situaciją ir jam tai puikiai pavyksta. Dešinėje važiuoja Aurimas, kairėje Arnoldas. Aurimas bando lysti vidinę trajektorijos dalį ir lenkti Arnoldą, tačiau Arnoldas nesilaiko ir apgina savo poziciją. Modestas Paulauskas bando vytis Valentą. Modestas oro maiše per daug įsibėgėja ir nesugeba laiku pristabdyti savo bolido. Valentas sėkmingai pravažiuoja, o čia pat ir Linas Norvaišas bando naudotis šią Modesto klaidą. O lenktynių lyderis vis dar neaiškus, dabar jau Linas Norvaišas bando lenkti Valentą. Naudojasi oro maišu, Valentas kiek vėliau stabdo, todėl pabėga į priekį. Linas Norvaišas tiesioje turi geresnį išvažiavimą, dar kartą bando lenkti Valentą. Kiek vėliau stabdo Linas Norvaišas, šiek tiek praslysta stabdymo zoną, tačiau dabar sekantis posūkį Lino Norvaišo naudai. Tame pačiame rate, toje pačioje trasos dalyje, kaip ir prieš tai matyti pilotai, dabar kaunasi Sauber, Edgaras Čepolionis ir Williams, Mindaugas Novakas. Sauber pilotas pasinaudoja oro maišu ir pabėga į priekį, tačiau Williamsas nenori nusileisti ir lenda į vidinę trasos dalį. Jam pavyksta ją aplenkti, tačiau per daug akceleruojasi ir išlėkia iš trasos, taip praleisdamas į priekį Sauber pilotą. O dabar Hubertas Šimkūnas bando tvarkyti su savo varžovu. Šį kartą jisai susitvarko su Modestu Paulausku, sėkmingai pakildamas dar vieną poziciją aukštyn. O dabar stebimo Valento Tylos klaidą, kuris labai keistai, bet įspūdingai slysta viename iš posūkių. Po šios klaidos Valentas Tyla nusireta labai tolyn, net į prieš paskutinę vietą. O štai ir Mantvydas Riauka visgi susitvarko su Valentu ir Valentas lieka paskutinis. Mūsų ekranuose Toro Rosso bolidas Aurimas Kupčiūnas. Jis užvažiuoja ant kerbo ir pabėga jo bolidas. Dabar jau Aurimas Kupčiūnas nukrenta į patį rikiuotės galą. Modestas Paulauskas klysta stabdymo zonoje. Arnoldas Aukštikalnis iš karto skuba to naudotis ir kyla dar vieną poziciją aukštyn. Bet Modestas Paulauskas reabilituojasi ir gan sėkmingai tiesiojoje aplenkė Arnoldą Aukštikalnį dar iki pat posūkio pradžios. Sauber pilotas Edgaras Čepolionis kimba ant kerbo ir apgadina savo Pirelli padangas. Valentas Tyla po apmaudžios klaidos bando reabilituotis, aplenkė ką tik matytą Edgarą Čepolionį, o dabar susitvarko ir su Mindaugu Novaku, taip pakildamas porą pozicijų aukštyn. Lenktynių pradžioje nukentėjęs Mantvydas Riauka bando spausti. Pakimba šiek tiek ant kerbo, paslysta jo bolidas ir trumpina Mantvydas trasą.
Mindaugas Novakas vejasi Edgarą Čepulionį. Novakas naudojasi vidinę trasos dalimi ir šiek tiek įsiveržė į priekį. Tačiau Edgaras Čepulionis įsilaikęs kitame posūdyje viduje nenusileidžia Mindaugui ir dar prieš pat finišą sugeba atkovoti savo poziciją. Mindaugo problemos dar nesibaigė, dabar jau Aurimas Kupčiūnas jį prisivyrė. Trumpoje tiesioje Kupčiūnas turi didesnį greitį ir aplenkia savo varžovą. Kupčiūnas pakyla vieną poziciją aukštyn. Mindaugas Novakas kiek per vėlai stabdo, atsitrenkia Aurimo, o šio bolidas net pakyla šiek tiek į orą. Hubertas Šimkūnas pavėluoja užsukti į boksus pasikeisti padangų. Dabar labai gaišta savo brangų laiką važiuodamas lėtai trasoje. Valentas Tyla atlikęs pravažiavimo pro boksus baudą išvažiuoja paskui Edgarą Čepulionį, kai milžinišku greičiu pasivyja savo varžovą jį aplenkė. Tačiau per tą greitį nesugeba vaikai sustoti, išvažiuoja į užtrasį ir Edgaras Čepulionis susigrąžina savo poziciją. Aurimas Kupčiūnas per daug akseleruojasi posūkyje, jo bolidas paslysta ir Aurimas tampa tik keleiviu savo bolidai, kol bolidas atsitrenkia į sieną bei nusilaužia savo priekinį sparną. Valentas Tyla dar kartą bando savo laimę prieš Edgarą Čepulionį. Hubertas Šimkūnas taip pat aplenkė Edgarą. Valentas kiek paslysta stabdymo zoną ir vėl toje pačioje vietoje išlėkė užtrasę. Tuo tarpu Hubertas Šimkūnas naudojasi Valento klaida ir bando jį atakuoti. Posūkyje pilotai vienas kitam palieka pakankamai vietos, todėl nevyksta jokio incidento. Hubertas Šimkūnas priekyje, tačiau Valentas nenori jam nusileisti ir bando jį atakuoti. Dėl interneto problemų Hubertas Šimkūnas dingsta iš trasos. Mūsų ekranuose lyderis Mantvydas Riauka. Ne per seniausiai užfiksavęs greičiausią lenktynių ratą dabar važiuoja labai lėtai, neaišku kas darosi su jo bolidu. Mantvydas Riauka traukiasi iš trasos ir lenktynių lyderiu tampa Linas Norvaišas. Į boksus sustoja lenktynių lyderis Linas Norvaišas. Iš karto už jo tame pačiame rate ir Modestas Paulauskas sustoja. O lenktynių lyderiu laikinai tampa Arnoldas Aukštikalnis ir Renault. Bet atėjo laikas ir pačiam Arnoldui sustoti į boksus. Edgaras Čepulionis tik per aštriai kabina vieną kerbą ir dar kartą. Kaip ir praštai matytas, Hubertas tai dabar ir Modestas Paulauskas pavėluoja sustoti boksus. Negana to, Modestas lėtai važiuodamas sutrukdo Arnoldui ir Valentui kovojant dėl pozicijos. Na ir Didžiosios Britanijos lenktynėse nugali Linas Norvaišas, kuris paskutinėme rate užfiksuoja ir greičiausią lenktynių ratą. Antras finišuoja Arnoldas Aukštikalnis ir Renault. Ir trečias ant paskutinio apdovanojimo laiptelio stovės Valentas Tyla iš Mercedes GP. Na ir galutiniai lenktynių rezultatai. Lenktynėse triumfuoja Linas Norvaišas, antras Arnoldas Aukštikalnis, trečias Valentas Tyla, ketvirtas Modestas Paulauskas, penktas Edgaras Čepulionis, šeštas Aurimas Kupčiūnas, septintoje vietoje Mindaugas Novakas, aštuntoje Mantvydas Riauka ir devintoje Hubertas Šimkūnas. Šie trys pilotai nefinišavo. Šią apžvalgą jums parengė bei stebėti padėjo Linas Norvaišas. Toliau palieku jūs apžvelgti asmeninę bei komandinės įskaitas. Jeigu domina daugiau apie šį projektą, prašome apsilankyti internetinio puslapyje simracingworld.eu.